Mane sužavėjo šio projekto architektūra, dideli langai, aukštos lubos, iškart juntamas erdvės pojūtis. Taip pat patiko nestandartinis sprendimas, kad virtuvės ir svetainės zonų aukštingumai skiriasi ir šios zonos buvo apjungtos laiptais. Iš pradžių maniau, kad tai gali kelti iššūkį juos gražiai komponuoti interjere, tačiau finale manau, kad tai tapo netgi akcentu. Tiek šiame, tiek visose projektuose mano mėgstamiausia dalis yra funkcinių zonų bei baldo dėstymo variantų ieškojimas. Šiuo atveju pirmo aukšto dėstymas man iškart patiko ir atrodė potencialus geram dizainui, todėl čia nieko nekeičiau. Tuo tarpu antram aukštui skyriau daugiau dėmesio. Pagrindinį miegamąjį norėjau suprojektuoti intymesnį kaip asmeninę spa zoną, todėl jį apjungiau su vonios ir drabužinės erdve. Projektuojant šį interjerą atsižvelgiau į tai, kad nuolat skubančiame pasaulyje ir chaoso kupinoje kasdienybėje žmonės pasigenda ramybės ir balanso. Todėl stengiausi įnešti kuo daugiau minimalizmo. Žmonės nenori tarnauti interjerui, todėl gebėjimas laviruoti tarp funkcionalumo ir estetikos ypač svarbus. Taip pat aktualus aspektas interjero ilgamžiškumas, todėl labai džiaugiuosi, kad klientai vis dažniau pasirenka naudoti natūralias medžiagas. Dirbant su šiuo interjeru neturėjau tiesioginio užsakovo, todėl rėmiausi ilgametę patirtimi. Stengiausi sukurti funkcionalų, laikui nepavaldų ir šiuolaikinės tendencijas atitinkantį interjerą. Taip pat stengiausi, kad interjero sprendiniai būtų nesunkiai adaptuojami prie galutinio kliento norų. Trendai interjere dažniausiai atsispindi per medžiagiškumus. Jei seniau dažnai interjeruose pamatydavome juodą metalą ir išraiškingų raštų marmurus, tai šiai dienai žmonės vis dažniau renkasi ramesnius akmenis ir spalvotus metalus. Šiame interjere dominuoja natūralus ąžuolas, travertino akmuo ir sendintas žalvaris. Balinto natūralaus ąžuolo grindų bei baldų apdaila suteikia erdvėms jaukumo. Travertino akmuo savo išraiškingų raštų pagyvina erdves, o sendintas žalvaris suteikia subtilios prabangos. Sunku būtų įvardinti pagrindinį interjero akcentą, nes kiekviena erdvė turi savo išskirtinumą. Kalbant apie virtuvę, kadangi ji pilnai atvira ir matoma iš svetainės, norėjau ją suprojektuoti kuo neutralesnę, todėl aukštųjų dalių fasadus apjungiau su holo apdaila, o darbastalį suprojektavau nestandartinio gylio ir įskyriau travertino fasadais. Virtuvės nugarėlį panaudojau šviečiančią sieną, todėl ji puikiai funkcionuos kaip darbastalio apšvietimas ir gražiai apšvies žalvarinės lentynėlės. Žinoma, virtuvės akcentu vienareikšmiškai tapo skulptūrinė travertino sala, prie kurios bus jauku ne tik gaminti, bet ir leisti vakarus draugų kompanijoje. Tuo tarpu svetainės traukos centru tampa modulinė sofa. Ją sukomplektavau iš skirtingų segmentų, kad būtų pritaikyta įvairaus pobūdžio poilsiui. Svetainę iš abiejų pusių gaubia dideli langai, todėl baldus čia suprojektavau minimalistinius ir skirtus tik tai gražiausio asmeninio aksesuaro eksponavimui. Bendra miegamojo, drabužinės ir vonios erdvė mano mėgstamiausia. Išskirtinį charakterį šiai erdvei suteikė už lovą suprojektuota banguota medžio apdaila bei miegamai ir drabužinę skirianti ažūrinė medžio pertvara. Šis interjeras buvo projektuojamas kaip pavyzdinis. Turėjau daug laiko įsigilinti į kiekvieną namų erdvę, todėl atėjus galutiniam klientui erdvės tikrai galima adaptuoti pagal jo poreikius.